kartais pagalvoju apie tokią dieną, kai apsipirkimas parduotuvėje nesukeltų jokio streso, o kelionė lėktuvu jokio nerimo. Jau pripratau gyventi su achondroplazija, liga, dėl kurios mano ūgis yra žemesnis, o kūno sudėjimas ne visai proporcingas. Tačiau net ir priėmus save, savo kūną, aš nerimauju beveik kasdien. Pavyzdžiui, prie stotelės. Artėjant autobusui, visada tikiuosi, kad vairuotojas sustos arti prie kelkraščio ir galėsiu lengvai jį įlipti pati. Įlipti į daugelį traukinių Lietuvoje vis dar nėra patogu žemaūgiams, o skristi lėktuvu sudėtinga dėl aukštų laiptų ir nepritaikytų sėdynių. Man tikrai daug kur sunku užlipti. Ir ne tik užlipti, bet ir pasiekti. Grąžą ir bilietą kasoje, bankomatą, atliekų konteinerį, durų skambutę ar pašto dėžutę. Eidama pasiimti siuntos iš paštomato, visada tikiuosi, kad ji bus palikta kuo žemiau, nes kitaip teks prašyti praeivių pagalbos. Ir prekes parduotuvėse ne visas galiu pasiekti. Žinoma, namuose viską įsirengiu patogiai, kad baldų aukštis būtų tinkamas, bet nusivalyti langus ar atsirakinti duris man sunku. Nemažas iššūkis ir apsirengti. Beveik visiems drabužiams tenka trumpinti rankovės, petnešėlės, kišenes, o batus išvis reikia specialiai užsisakyti. Na, bet namuose iššūkių kyla mažiau nei, pavyzdžiui, viešbučiuose. Juose lovos tokios aukštos. O ką jau kalbėti apie prausimąsi duše, kai negaliu pasiekti dušo galvutės. Bet vis tiek, nemaloniausia yra lankytis renginiuose, kai viską užstoja priešai stovinti žiūrovai, arba pas gydytojus. Atsisėsti į ginekologo kėdę pačiai yra beveik neįmanoma. Vis pagalvoju apie dieną be streso ir nerimo, kai galėsiu viską pasiekti ir visur nukeliauti. Galbūt jį kažkada ir ateis, bet iki tol man kartais gali prireikti tavo pagalbos ir supratimo.